Tai kas, sveiki, mėly žiūrovai, sveikas, Nerijau. O, sveikas, gyvas, kaip tu? Labai gerai, su jumis ir vėl ambalai. Tai ką šiandien, pratęsim mūsų mielas kovites įtimėjai turnyre. Ir vėl apie įtimėjai, ir vėl apie kovas. Kaip nekeista, ambalai šneka apie kovinį sportą. Kaip nekeista. Tai kaip sakyti, gal sakyčiau, tokios liko pagrindinės vakaro kovos, stipriausias, kokias mums atrodo gal. Tai pradėkime, iš karto pradėkime, neviniokime čia žodžių į vatą, pradėkime nuo... Manau, padarom, ko mes susirinkom, aptarti už ką dėti, aptarti kovas. Aptarti kovas, už ką pas mus stipriausias, pradėkime nuo stipriausias kovos tada. Tai aišku, tai kodėl nepradėti nuo stipriausių, tai būtų Dovydas Rimkus, Ne, už šitą aptariam. Sergejus Maslobojevas prieš Muhamed Hamdi Hadži. Tai... Ispaną atveža įtimėjų organizacija, Sergejus pirmą kartą įtimėjai scenoje, Žalgirio arenoje, Kaune prieš Ispaną. Kaip tu vertini patį lygį kovotoją, kurį atveža jam? Blemba, tai kaip patys nurodė įtimėjai, abu du tapę yra vako pasaulio čempionais 2019 metais, tikriausiai skirtingose svorio kategorijose, tai net nežinau, kaip aš įvertinu. Labai toks, atrodo kaip ir iš video matytų, toks judrus, judantis, gerai atrodo kaip ir bankio turi, bet ir sunku vertinti, nes kai Sergejui mes įvertinam, kad atveža pakankamai gal įdomų ir stipresnį priešininką, atvažiuoja ir prieš Sergejų atrodo kaip vaikas. Praeitas priešininkas, kalbant apie Lietuvą, kiek organizacijai, tai kažkiek dar atsilaikė, atstovėjo, gal net visą raundą pratempė. Į antrą nuėjo. Man atrodo, antram baigėsi. Antram raundą jau viską užbaigė, tai kažkiek gal truputį ir Sergejus pažaidė, gal davė publikai šį kartą pasimėgauti, žinai, nes dar prieš tai, kur buvo, tai ten iš viso greitai baigėsi kova ir neturėjo iš viso kaip pasipriešinti Maslobojevui, tai vėlgi, žinai, kai mes visą laiką sakom, ką tu jam atveši ir dabar atvežė vėl, Nieko įspūdingo, eilinis Maslobojevo išbandymas Lietuvoje, žinai. Tai... Na ką, Kažką iškuitė vis tiek, žinai. Nesakysim, kad gal katė maišė, nes kažkiek tu video matėm, žiūrėjom, ar tos kategorijos tie videkai buvo, man rodos. Žemesniai kategorijai matėm judresnį, tai įdomu, kaip jis didesniai tai atrodo kategorijai, kaip priauga svorio, kaip kas. Čia tokie klausimai, kur mums, jie yra gal neaiškus šiek tiek. Tai tikiuosi, kad kova truks tikrai ilgiau negu 15 sekundžių. Neužbaigsiuos pirmam raundė, tikiuosi pamatyti bent 2 raundus, nes visgi tos kovos lauksi iki... Aš kaip įsivaizduoju iki vidurnakčio, žinai. Ir tu lauki, kaupiesi ir ką, išjungi teleką po 15 sekundžių. Ar varai namo susidėjęs jau daiktus, kad į kamštį nepapulti į Žalgirio arenas. Kažkas, tokio tai. Aš tikiuosi, kad kova truks ilgiau, bus geras priešininkas, parodys gerą kovą, nes kaip minėjau, labai sunku apie Sergejaus priešininkus kalbėti, nes dažniausiai, kai jie įžengia į ringą, atrodo daug prašiau negu galvojai prieš tai ir užsihypinai. Bet mes nekartą jau čia apkalbėjom, kad ką jam vežti, jis su geriausiais, galima sakyti, kovojo Glory, dabar čia jam turi vežti arba tos pačius geriausius, jeigu jiems leidžia. Glory vežti arba vežti tokius, kur gali iššauti kažkokius, žinai, vako kažkokius čempionus atveža. Tai vis tiek, lygį turi šitas kovotojas, nuo 13 metų sportuojantis kovotojas, tai realiai visą savo gyvenimą, tokio. Tai Portugalijai paskutiniu metu dabar mačiau, kad sportavo, kažkurį laiką leido ir šiaip po pralaimėjimo dabar atvažiuoja į Lietuvą, reabilituotis ir ne prieš ką kito, kaip prieš buvusi pasaulio čempioną, žinai. Tai sunkus riešutėlis bus ispanai, Maslobojevas, žinai, manau, kad neįkandamas riešutėlis, nes Maslobojevas, kaip matom, žinai, dar tikrai nėra savo kažkokiam karjeros saulėlydį. Tai
Na, nepanašu, jeigu kovoja aštuntukose Glory ir dėl čempionų diržų aršiai ginčiasi ir visa kita, kas kaip... Tai... Kad jo saulėlydis arti, nežinau, aš įsivaizduoju. Dar žinant, kad įvertino jį tam aštuntukę, šnekant, kad įvertino iki favoritą, kad kuris gali laimėti. Taip. Čempionas, kuris laimėjo tą būtent aštuntuką Glory organizacijai. Tai aš manau, kad 5 metus dar jį tikrai matysime. Nu, kaip jisai pats minėjo per spaudos konferenciją, tai jisai kažkokį ten tikslą yra jau nusibrėžęs, apsigalvos, tai iki 42 berots 3, tai... O kiek jam dabar? 40 gal? Ai. Jau jam. 3,8, 3,9, man atrodo. Pasižiūrim, žiūrėk, Sergejus Moslabojevas. Nu, 40 negirdėjau, kad ant tų. Ne, tai būtų jubiliejus. Būtų šventės, seniau viską. Pusbroliai aliukai būtų atvažiavę. Amžius. Pažiūrim, dabar va čia taip gyvai. Taip, 36 metai? Nu, va. Tai aš 36, tai aš jau gavau 39 kokie, tai jisai čia. Nu, tai 5 metus jis dar planuoja. 37 dabar čia rašo. Nu, tai 5 metus grubiai, kaip ir pats planuoja. Jeigu viskas gerai, kažkaip ir numatęs yra tikriausiai savo pavardės, suskaičiuotuvus, o skaičiavai kiek metų. Skaičiuotuvas. Žodžiu, tai... Kaip ir numatęs yra savo pavardę, su kuo nori kovoti, tai Sergejui, manau, jutimieji atveš tuos jo numatytus vardus. Aš manau, kad dėrybose jie tikrai apie tai kalbėjo, kad su ką tu man veši kovoti. Tai pakalbėjo, ką jis nori ir sako, okei, davai, varom. Na, tai... Gal pirmasis vardas nėra iš to kill listo, bet tolimesni, nes kiek čia pasirašė rugpjūčio pradžiai? Kažkas tokio? Jo. Tikriausiai. Tai per 2 mėnesius surasti tą priešininką arba sutarti su to priešininku, su kuriuo jis nori kovoti, tai gal sudėtinga, gal labiau pamatysime tikrai jutimieji atvežamų priešininkų pajėgumą per lapkričio turnyrą, kuris irgi numatoma Žalgirio arenai. Tai... Jie, suprantis, čia savo tikrai užsikėlė kartelę ir su šitų pasirašymu, ne, Moslavojevo, taip čia kaip. Išlaidauja. Didžiuojasi jo, kad čia prisitraukia tokį vardą pasaulinį, ne, kaip Moslavojevas ir dabar turėtų tada jau kažkokį priešininką atvežti, jau apie kurį bildintųsi, žinai, kad ir tą patį, kuris buvo aštuntukė, būtų malonu pamatyti, žinai, kuris iš Glory organizacijos, aišku, kiek jam leidžiant, bet neturėtų būti tikrai kontraktų sąlygose kažkas numatyta, kad negalėtų kovoti kitose turnyruose, nes, kaip žinome, Sergejus kovodavo KLK organizacijai, tai manau, kad ten išlygos tikrai yra kažkokios, kad ir galėtų dalyvauti tie patys kovotojai kitose turnyruose. Tai gal klausimas yra, su kuo kovos, jie vis tiek atsižvelgia ir jeigu tai yra tokio lygio kovotas kaip Sergejus Moslabojevas ir jis nekovoja Glory, o iš Glory atveža priešininką ir Sergejus laimė, žinai, tai visiems tada... Bet čia vis tiek mėgėjų kova, čia šita kova nėra, jinai, žinai, tokia official jau tokia, kur visi pamatys jau, žinai, čia mum yra svarbu, žinai, šitas turnyras ir čia pasauliniam lygiai jisai nėra, kad skambėtų, žinai, Amerikos, Azijos rinkose. Ne, tai gal ir neskambės, bet matchmakeriai, žinai, kaip žiūriu, kai viską, tai atkreipė dėmesį tikrai ir ten tos pačios organizacijos kaip Glory tokios turi matchmakerius ir jie tikriausiai, žiūri, kodėl tas kovotojas yra ten, o kodėl ne pas mus. Aišku, su Sergejum gal viskas aišku, nes labai daug nepagarbos buvo parodyta jo pusė iš Glory organizacijos. Tai žiūrint, aš taip sakysiu į priešininkus, jeigu kalbant apie priešininkus, tai jeigu nevyksta kiekvieną savaitgalį tie turnyrai ir ten kiekvieną savaitgalį kovoja, tai tikrai, manau, pavyktų rasti kažkokį tarpą, kur galėtum sukovoti ir toj pačioj jutimėje organizacijai prieš tą patį Moslabojevą, žinai. Tai, žinai, kaip sakau, užsikėlė savo kartelę ir turi vežti tikrai netokius kovotojus, kuriuos mes įpratę matyti, kuriuos atveža, ne? Taip. Nes čia mes šnekam, kad... Nes tada atgali praeiti. Nes kaip vardas keitėsi, viskas tas pats, supranti, tai turėtų kažkaip kitaip. Matysim, kad kaip toliau vystysis visas šitas. Taip, o dabar klausimas tau. Prisijungia Sparta į 4 kovotojai, kuris tau pats yra patraukliausias ne kaip vyrui, bet kaip kovotojas? What? Kurį labiausiai laukia išvysti, nes visi 4 kovotojai kovos jau šitam renginį ir kurie norėtum į... Pas mane dvi pavardės iš tikrųjų yra
Tai Avlasevičius ir Šalkovskis. Tai Šalkovskį bet kokiu atveju noriu matyti su pajėgiais priešininkais ir prieš lietuvius, kad daug kas kalba, kad kiek jie atveža ten tipo lievus, tai aš noriu, kad dingtų tą etiketę, kad jam atveža lievus ir kad jis parodytų iš tikrųjų, iš ko yra, drėptas ir visi suprastų, iš ko jis yra drėptas, kad rodytų biškai daugiau pagarbos jaunuoliui, kad ir jaunas yra, bet vis tiek, manau, su savo kovomis jis jau užsitarnavo. Yeah. O Vlasevičius, manau, kad reikia pagaliau pasiimti tą geriausią iki 75 kg K1 kovotojo vardą. Ir čia vienintelį jam kelis priešininkus jam matau tik tais kokį Jasiūną ir Narauską. Narauskas, kaip ir šnekėjom pirmojo laidoje, sakau, sunku tikriausiai būtų jau 75 padaryti kilogramus. Klausimas, gal. Jo, man labai, sakau, daug. Jeigu sunku, tai tada jis vienareikšmiškai man su Jasiūnu turėtų sukovoti, o jeigu negali, Jasiūnui neišeina ar kažkas, tai tada Vlasevičius lieka geriausias 75 kg kickboksininkas Lietuvoje ir jam veškit irgi vardus ir gerus kovotojus, tikrai. Labai smagu matyti jį kovojantį gerai. Man mega dvikova visiškai gali būti main, absoliučiai kova, tai yra Vikšraitis prieš Jasiūną, tai čia žinai, Sernis, čia yra svajonės išsipildymas visiškas pamatyti, žinai, net gali, sakau, vieną tą kovą parodyti, paimti iš manęs pinigus, teikmai mane, žinai, ir gali tiesiog vieną kovą ir aš išeinu laimingas. Nes pagal kickboksą dabar, kadangi Jasiūnas dar pradėjo kovoti, tai, iš viso, sakau, labai norėčiau pamatyti, kaip fanas, tai būtų iš viso svajonės išsipildymas, žinai, žiūrint apie kovas. Gal čia lapkričio 2 pamatysime ateityje kažkuria vieną mūsų fantasy kovą. Tai apie Musloboje, manau, viską aptarėm ir čia būdu matome, aš kaip spėjau, Sergejaus pergalę. Bet sakau, norėtųsi, kad būtų... Norėtųsi, kad jinai būtų sunkesnė tokia, žinai. Truputį pavargti. Jo, turėtų, žinai, bet aš labai tikiuosi, kad nebus kažkokių lempinių traumų ir nenutrauks, žinai, kad galės kovoti, nebus kaip per paskutinę kovą, kad iš galvos trenkė į lūpą ir lūpą nuplyšo ir ten sustabdė kovą dėl traumos kažkokios, kad koja kraujavo, kur ten iš žodžiu, čia jau praeities dalykai, jau galim neaptarinėti čia jau. Ja, tai gal, Judam tolyn, judam pas Mindaugą Narauską ir Dominiką Dirkstį. 5 raundai, čempioniški 5 raundai, po 3 minutės, 81 kg, K1 taisyklės. Ką žinau, daug kalbų apie šią kovą. Traumeliai, ištinusios čiurnos. Nissan Almėjo, daug visokių vidosų. Kaune gydymo įstaigos aptarinėjimas, kad galėtų... Sūnas treneris net aptarė, kur gali pagydyti. Ja, kur pats irgi nesenai ten traumas gydėsi kažkokias jau. Tai nukreipė į kažkokius specialistus. Tai šiaip Narauskas, kalbant apie tai, žinai, pasakysiu taip, kažkaip gal net dabar žiūrint, tai net suvaidinta ta trauma tokia truputį gavosi, nes mačiau puikiai dabar ant tos kojos mina ir ten iš viso atrodo jokių ten padarinių neturi, bet kai jisai, jeigu yra mašina, įmonė, laivas, lėktuvas, tai jam, žinai, išgyja per naktį tokios traumos. Bet Narauskas gerai pasakė, praeitą kovą jam buvo rankos trauma, riešo trauma ir šiaip sudėtinga trauma ir netgi buvo kalbama, už durų kalbama, kad net gali neįvykti kova prieš Jasiūną. Bet kadangi Narauskas yra gyvulys, visiškas... Animal visiškas, tai nesutrukdė jam nei kiek ir gal pusė jėgos su ta ranka dirbo ir vis tiek lipo į ringą ir žinai, fanam padovanojo tą kovą ir dėl ko atėjo, žinai, realiai pažiūrėti praeitą renginį, nes viskas sukosi apie tą kovą, plus minus apie Narauską Jasiūną kalbant, ne? O dabar 81 kg, antrą kartą susitinka, pirmą kartą įrodė lucky shot, kaip kiti sako, gavosi. Ne, aš tai irgi prisidėčiau prie to, kaip sakyt, lucky shot, žinai, nes trečiam raundė paskutinė minutė, kaip kitaip nepavadinsi, tiesiog laimingų atsitiktinumų. Kaip sakai, būtų Dirkščio ranka kilusi viršų. Aš sakau, kad Dirkščio būtų kilusi ranka. Jo. O dabar 5 raundai vis dėlto. 5 raundai.
Ir man atrodo, Dirkstys tokios antrąkart klaidos nedarys, nenuleisdinės rankų, nepasitikės taip savo jėgomis, o laikys rankas aukščiau ir bandys nepraleisti tokių, kaip sakytų, lucky shot. Nes irgi aš galvoju, kad būtų kilusi Dominiko ranka į viršų ir tik tai to lemtingo smūgio dėka Mindaugas laimėjo tą kovą, bet dabar taisyklės visiškai kitos, 5 raundai, tai čia aš kažkiek išvelgiu Dominiko pranašumą kovojant 5 raundus, nes Mindaugas kažkiek priauginęs ten tos raumeninės masės ir ką žinau, kiek jam tai kainuos kardio, ta žinai, vis tiek kažkiek turėtų įtakos turėti. Na, Mindaugas niekada nepasižymėjo didžiausiai ištvermę, tai kovos ringė, tai gal sakyčiau netgi nustebino paskutinė tik kova, kur Mindaugą kaip su Jasiūnu mačiau, tai atrodė, kad blemba geriausiai formų jis atrodo yra. Na, va. Spaudimus darė kas po kovos? Treneriai jie nedarė ar ne? Treneriai jie darė. Jo. Dar jėgų tikrai užteko. Jo, tai jėgų dar tikrai užteko, bet man atrodo, tada Mindaugas buvo geriausios formos, geriausiai pasiruošęs, nes anksčiau kiek ten ir kiek jie kovodavo, kiek čia būdavo jutimijai, tai palaukis, prieš Dirksį dar kovo, nu ten dar turėjo prieš kažką kovo vieną. Dar turėjo prieš Dunauską kovo vieną, bet tai ten su Dunausku greit susitvarkė, bet to kvapo pritrūdavo jam ir prie kiekiai, žinai, atrodo, o dabar su Jasiūnu tai labai gerai atrodė, man patiko, tai jeigu jis taip su tokiu kvapu bus prieš Dirkstį ir eis taip irgi į priekį, gal tų lucky shot ir bus, jau bus gal netoks ir lucky, gal išdirbs ir tos jėgos, kaip sakai, daugiau gal jau turi. Jau vis tiek priaugęs to svorio, Bonner jau antrą kartą kovos ir 88 kg buvo, 81, priaugęs raumeninės masės, gal gerai padirbės ant kardio ir gali iššauti. Bet jeigu taip žiūrint, realiai kaip aš žiūriu 5 raundų dvikovą, Dirkšiui, man atrodo, nesakau, kad bus lengva, bet bus lengviau. Kvapo, man atrodo, jis turi daugiau. Jėgos kaip ir turi, bet tos raumeninės masės mažiau. Tai reiškia, jis mažiau degonės reikia, jis lengviau juda, kojas turi ilgas, atstumą gali palaikyti, jis pakankamai moka gerai. Tai sakyčiau, toks irgi Dominiko pranašumą laikau. Nu, išjuda toksai, taip. Dabar matosi toks ant tų kojų dar labiau išlaisvėjęs yra, ne? Jo, šiaip pasižiūri, tai irgi priauginęs irgi dabar raumenų nemažai. Vakar gerai apgavo, kad įsikėlė video 93 kg, galvoju, tu tik tai nepradėk, žinai, nes ten dar pasirašė tokį, tai už kiek iš šiek tiek norit, kad aš kovočiau 93, žinai, ir ten nieko nekėlė ir paskui įkelia su hanteliu, kad daro bicą, žinai, tipo, ir su hanteliu svėrėsi, žinai, ir numetė 8,5 dabar sveria, liko dar mėnesis. 4 kilai. Mitybą mačiau, valgo tik mėsą, kiaušiniai. Užsivedęs vasarą irgi visą sportavo. Kiek Narauskas nėra toks gal aktyvus socierdvėj, tai nesimatė to. Tiesiog nesimatė, nekelė ten kažkur, buvo išvažiavęs į Amerikę, sportavo kažką Amerikoje, kažką gal darbavosi irgi, nežinau. Bet atrodo, kad Dominikas tai tikrai nusiteikęs pilnai, Narausko nematėme, tai nežinome. Kaip įsivaizduoja, jeigu paims diržą, Dominikas vaikščias po Klaipėdos pagrindinę gatvę? Man atrodo, jis jau tiek pasitikėjimų įgaus, kad jis gali praeiti ir Laisvės alėją su diržu ant peties. Manau, žinai, jis mėgsta, jis gali tai padaryti. O kas jam labui? All the heat. Tai aš irgi kažkaip galvoju šį kartą, kad Dominiko pergalė bus ir bus 1-1 ir tada trilogiją gausime žiūrovai. 1-1. Aš manau, matysime, kaip kova kaip klostysis, taip tada ir nusispręs. Jeigu jinai bus visiškai 5 raundai, ten į vienus vartus, tarkim, Dominikas laimė, ne, tai tada... Negali, bet tai kaip tu... Aš tikiuosi, kad taip nebus, bet jeigu tokia kova bus, tai aš tada nematau prasmės daryti trilogijos, o jeigu jinai bus tolygi kova... Palikti 1-1 ir ką, išsiskirstit? Tai Klaipėda šį Kauno?
Tai aš manau, kad Narauskas svoris yra ne 81 ir ne 80 kovoti, jis yra 7 kg. Tai jis turi čia ir Henriką Vikšaitį, dar turi Kilija Narauskas. Ir jeigu Stebuliauskui gerai susiklosto kova, jis jaučia, kad gali, tai manau ir su Stebuliausku galėtų sukovoti, žinai. Su tuo pačiu, nežinau, Dovydu Rimkum 7 kg galėtų laisvai sukovoti. Taip su Sergejum Slabojevu. Gal Vlasevičius už 7 sukovotų, nežinau, čia toks, variantai tokie, žinai. O jo, kadangi dar ir jis mėgsta užsiauginti svorą, tai gal ir Sergejus būtų įkandamas ir šutėlis, nežinau. Narauskas mėgsta stebinti, vis dėlto kaip Blekaičių įpėdinis, tai gal ir, žinai, ir taip. Tam ir Maslabojų gal gali. Vica padarys, nugarytę, kojytės ir viso, ir ką. Jis žiūri, kad raumenų prieaugins ir mašina, visiškai tikrai. Bačkas, tikrai ne Nissan Almea, o bus koksai Makanas Kajanas. Makanas Kajanas. Tai va, važiuojam toliau, ką įmam čia Dominiką. Palauk, tai kas, mes neišsiskirsim pergalę. Seniai, kad Dominikas ims šį kartą. Sakai, Dominikas. Galvoju, kad Dominikas. Žinok, jeigu eis taškais, tai aš tikrai manau, kad Dominikas, jeigu kas gali ferverką čia iššauti, tai tik Mindaugas, manau. Žinai, čia nebus tas, kas iš to lygio, kur Volkanovskis, Holovai, žinai, tas būna. Kur neįmanoma perlipti. Nebus čia tas pats, žinai. Ar Narauskas nėra Dominiko kriptonitas? Jo, kriptonitas, kur neįmanoma perlipti. Na, būtų. Matysime tikrai. Na, blemba, visko gali būti. Čia jau vieną kartą, kaip negalvojau, kad ferverkai iššaus iššovė. Tai antrą kartą irgi gali laisvai. Jėgos turi dabar, aš manau, tikrai daugiau negu turėjo pirmąjį jų susitikimą. Tai jis vis jos įgauna ir įgauna naujos, ten atranda kažkokių pratimų, kurie užaugina tos jėgos. Tai... Nežinau, čia reikėtų gal paprašyti sporto programos Mindaugą, jeigu žiūri. Man įmės kažkas vis tiek. Jeigu ką, įmės man sporto programą, nes aš kiek be sportuoju, tai taip pat atrodau nieko gero. Bet žinai, kaip yra koksai plot twist, ne? Ja. Aš kiek nesportuoju irgi taip pat atrodo. Nu, tai aš dedu pasangas sportuoju ir nėra, kad vis tiek atrodo kudesnis už mane. Tai juoda maikė, matai, balta juodas. Tai jo, Mindaugai, jeigu žiūri, tai įmes kokią programą arba, nežinau, gal pasim kartu pasportuosi. Tai atsigausi tai po mėnesio, tik kartu pasportavę. Ne, galva bus ta prasme salį, ne jokių sparingų, jokių, no sparing, tai dėdi, chill. Tai būtų ką, už Dominiką? Dabar būtų, sakyčiau, už Dominiką po 5 raundų, tai čia dabar dar Narausko paprašiau, pasakiau, kad davai paspartomo, būdu už Dominiką, tai nežinau, kokia ta treniruotė laukia, jeigu sutiks, jeigu nuspręs man padėti. Užsisakyk salę Jonavos gatvėje, kad tai būtų kur prigulti. Kripta visą. Žodžiu, gerai, toliau judam. Vitas Karosas prieš Deividą Danylą. Oi, laukiamo kova. Jaunasis Vitas Karosas prieš veteraną Deividą Danylą apkeliavusi pusę pasaulio. Rimta kova. Čempionas Vitas Karosas. Čempionas, bet ne dėl čempiono diržo. 5 kg ir K1 taisyklės. Tai diržas nefigūruoja šioje kovoje. Kaip galvoji, Egi, kodėl ne muitai taisyklė? Nežinau. Aš, man atrodo, mes Vito tada klausėm. Aš ir Deivio kažkada klausiau, kodėl... Jie patys nežino, kodėl K1 taisyklės. Taip gal pasiūlė organizatoriai, taip ir tiesiog nusprendė, žinai. Gal muitai taisyklėmis irgi labiau norėčiau pamatyti, nes tada diržas, gal Deividas pasiimtų tą diržą, žinai, būtų kažkas jau kitokio. Tai, ta prasme, kitokio, būtų kitas čempionas, tada jau visas jaunimas turėtų prasibandyti su Deividu, tai irgi, bet šiam karjeros laikotarpiu Deividas nori su visų jaunimu kovoti, man atrodo, jis dar norėtų su vis geresniais tais vardais kovoti, kaip sakyt, su didesnė patirtim, su daugiau pasiekusiais gal šioje karjeros statelėje ir vėliau bandyti su jaunesniais.
kaip sakyti, uždarytą Lietuvoje ratą. Nu, tai čia jau kaip karjeros tos pabaigos jau tikriausiai, ne? Nežinau, aš dabar žiūrint, atrodo, jis išgyvena tą antrąjį piką, nors ir gavęs buvo ir sunkia trauma, po traumos grįžo, turėjo kelis pralaimėjimus, tą vieną ultimėjai praeitame turnyre tikrai stiprų priešininką gavo, tai bet su juo, jau matėsi, trečiam raundė tikrai jam sunkiai sekėsi, bet tas kovotas palaikė labai aukštą tempą ir Deividas kaip ir atsakė to aukštų tempų, aišku, ne taip gal tiksliai kaip priešininkas, ne taip sekėsi, bet kaip kalbėjo po kovos, ruošėsi jis jau ir su Indu kovoti, buvo po kovos, jau žinojo, su kuo toliau kovos, tai jam labai geras buvo, sakė, pasiruošimas ir įžanga ir užsivedimas ir dar didesnė motivacija pasirodyti dideliam ringe, tai išvažiavo po to į Tailandą, ten sukovojo. Lumpiniai, nes Aradži. Lumpiniai stadione, manau, Lumpiniai stadione, pirmasis lietuvis ten, tai blemba. Ten kova, man atrodo, buvo nuteisėjauta. Irgi žiūrėjai. Apvogė tikriausiai. Jo, galim tikrai teikti, kad apvogė Deividą ir po traumos, kaip ir sakai, sunki trauma buvo, operacija turėjo, gydėsi, reabilitavosi ir iškart iššoko į aukštą lygį, aukščiausią lygį, grįžo, kaip atrodo, nieko nebūtų buvę. Ir dabar manau, kad tikrai gera šita kova, šitoj karjeros stadijai prieš Vitą Karosą, jo, nes... Aš manau, kiek yra geresnė kova Vitui negu Deividui. Nes Deividas, tai man atrodo, jis vis dar nori vežtis tokius vardus, kaip jis gavo ir po traumos, ten tą ispaną, Hayat lygtis, jeigu gerai atsimenu. Tai tokius, jis nori prieš tokius ir kovoti, prieš tokius vardus, prieš tokio pajėgumo kovotojus ir tiesiog kiekvieną kartą ringe tikrinti save, kur jis yra ir kiek jis dar gali eiti ir save laužti, žinai, į priekį. Tai manau, pergalės atveju prieš Vitą, tai jisai kažkur vėlgi matysime užsienį, Tailandę tam pačiam gal kovojant ar kažkur važiuos į kitą organizaciją prasikovoti, tai manau, kad čia nori su tų pergalių, žinai. Čia plus Indo pergalė buvo visiškai jau rankoje pasiekiama, ten jau ten kišenė įdėta ir ten jau visiškai buvo jau į rekordą įsitraukę, žinai, ten per pertraukėlę įsirašęs, kad tikrai pergalę pasiekė ir nuteisėjautas buvo Deividas, bet yra kaip yra, jau neverskim lapo atgal, tai manau, kad prieš Vitą, jeigu pergalės atveju, tai jis vėl pasitikėjimas grįžta savim ir varo vėl kažkur kaltis su mega vardai, žinai. O Vitas, kaip ir sakai, Vitui su tokio meistriškumo kovotojui yra tikrai, jisai žinom, koks yra humble ir pagarbą jaučiantis žmogus, žinai, ypač tokiem va, kaip Deividas Danila, kuris yra nuveikęs kaviniam sportą šitam, tai daug. Jam yra tikrai garbė, didelė garbė su juo susitikti utimėjai, žinai, ringe ir tikrai daug, jeigu ir nelaimės Vitas, tai tikrai gaus geros patirties, ne? Taip, tai visiškai, tai dabar Vitas tiesiog galės pasilyginti iš tikrųjų, kokiam lygiai yra su Deividu ringe, kaip atrodo, aš vienareikšmiškai, aišku, įžvelgiu Deivido pranašumą, bet kažkaip nenoriu nuvertinti ir Vito, vis tiek jaunas kraujas, eis perkasti gerlę, žinai, bet manau pasitikrins, kurioje yra karjeros vietoje, kuris yra, kokiam lygyje, kokiam tempė dirba ir visa kita, kokį tempą gali primesti tokiam kovotojui kaip Deividui. Tai čia labai gera Vito atžvilgių kova. Jam čia, aš manau, labai svarbi šita kova. Ir jis bus ekstra motyvuotas, ypač kaip jis sakė, kad visos šitos mūsų prognozės dar labiau motyvuoja. Tai tikiuosi su tą motivaciją įžengs į ringą ir parodys tikrai nuostabią kovą. Vitai gausi, žiauriai net nesiruošino, blemba. Nes aš įsivaizduoju, kad... Aš biškai pamotyvavau dabar. Aš supratau. Aš manau, kad jeigu Vitas pasirodys gerai, ten kad ir pralaimės taškais, bet kova bus apylygė, jeigu parodys tokią apylygę kovą, kad yra pralaimėjęs, aš manau, kad jis gali laisvai, dėti paraišką ir revanšui prieš Deividą. Ir
ir galimybė siekti tų užsienio kažkokių organizacijų. Jeigu jis lygiai atstovis, tikrai tada supranta, kad jis gali tam pačiam užsienį kovoti su tais pačiais vardais, kur ir Deividas. Taip, tai kovojas ir kovos ir yra kažkokiam tam pačiam lygiui. Gerai, sakai, žiauriai. Jo, tai nes ir juolab, kad buvo jis ir Tailande stovykloje, ten turėjo tikrai gerus partnerius paringų ir su tuo pačiu tokiu prancūzu, kurio jutimieji kovojo prieš Deividą ir prieš Matą, tai jeigu ten su jas paringavosi, tas lygis jo matosi, jie yra kaip Vito lygis kyla, to Muay Thai pačią. Tai manau, kaip ir kovoto apsirtai, jog lygis kyla ir jie turi susitikę pasitikrins labai puikiai ringę, kaip jis jaučiasi prieš tokį lygio kovotoją kaip Deividą. Gal nelaimės, supranti, gal nepasieks pergalės, bet gal, žinai, laimės žiūrovų širdis. Aš manau, kad laisvai gali tai padaryti, bet kol kas dėčiau pergalę, tai Deividui. Aš irgi sakau Deividas Danila, kad vis tiek pasaulinė lyga megastaras, Ambalas, One Championship star. Jeigu išauks šitoj kovoj, nežinau. Jeigu išaus, tai tada blemba. Tada Deividui aš sakau, kad metus laiko užsidarę salėj dirbi ir taip. Neišlendi iš to Rusio ir atsigauni tada antrą kovą. Kas šitoks didelis ir gražus? Nuo šiol tavo Gym Plus banginio dydžio atidarome dar 3 naujus klubus Vilniuje. Gym Plus. Tai ką, Egi, aš galiu pasidžiaugti, kad po vasaros išliko mūsų draugai Gym Plusas kartu su Ambalais, ne? Jo, išliko. Ir kaip tau sekasi pačiam eiti Gym Plusą? Blemba sportuoja, žinok, 3-4 kartus į savaitę. O į kurį patį klubą eini? Aš einu į Kauno klubą Baltų prospekte. Šilainėse, ne? Jo, Šilainėse. Tai modernus klubas, jau apsipratai viskas jau žinai, kaip kur kas vieta, kas kur padėta, ką kur stumti, ką kur traukti. Viskas žinau, viskas padėta yra ir jeigu ko nežinau, tai treneriai padeda, visą laiką gali pasiklausti, ateina, paklausė, kaip kas. Tai vasarą neapleidai, variai, sportavai. Visko buvo, ne. Šiaip, kad toksai dadėjo tau tos pliusas į naudą tau tikrai. Ir kadangi draugai atsiuntė žinutę tokią, kad perduoti mūsų klausytojams, tai galiu pasidžiaugti, žinau, kad dar Gym Plusas plečiasi, ne tai, kad išsiplėtė jau ir čia Kaune maksimaliai, bet Vilniui dar jam neužtenka ir dar jie atsidaro 3 naujus sporto klubus, tai prekybos centre Ozas. Helė City atsidaro, Pašilaičiuose atsidaro ir begalę dar turi visokių klubų, kurie yra irgi nauji ir visi treniruokliai yra aukščiausios klasės, aukščiausios kokybės, visa įranga yra nauja ir filtruotas vanduo, pirtelės, tai žinok, gali nueiti pasportuoti, gali nueiti pameluoti, kad pasportavai ir nuvaryti tik tai pačilinti, žinai, pailsėti, atsigauti nuo tų kasdienybės vargų ir tiesiog pabūti gerai praleisti laiką Gym Plus. Tai, žinai, tampa jau ne tik, kad čia nuvaryti pasportuoti, kai būdavo į Rūsį kažkur, bet čia tampa ir sveikatingumo kompleksas, žinai, visas tas Gym Plusas. Tai labai, labai smagu ir malonu, kad nenustoja stebinti ir atsidarinėja ir suteikia žmonėm visas galimybės, kaip būti Ambalais. Taip įsireikščiau, ne? Jo, o nebūti kažkokiais ištižėliais. Slabakais. Jo, tai sakyčiau, kad varykit ir jokių pasiteisinimų visiškai nelieka. Kaip aš žinok, kiekvieną kartą kartoju, kad atsidarė ir pasiteisinimų nėra, tai visiškai dabar nelieka, net ir sakau, iš kiekvieno kiemo matosi Gym Plusas. Tai varykit, sportuokit ir atraskite tą gerą gyvenimo ritmą su Gym Plus. Toliau turime Martyną Jasiūną prieš Nikolą Cvetkovič, 75 kg ir ką vienas taisyklės. Senasis gerasis Martynas Jasiūnas. Senasis gerasis Martynas Jasiūnas. Muay Thai dievukas Lietuvos, bet šį kartą ne Muay Thai. Ne Muay Thai, kickboksą parodys, ką moka, ką išmokęs. Tai, ką žinau, kaip ir jau prieš tai biškai kalbėjom, apie praeitas kovas kalbėdami, kad labai keista, kad kai atvykę tokie kovotojai iš Spartos,
nesuorganizavo kovos su lietuviu, atvežė Nikolą Svetkovičių, apie kurį irgi informacijos šiaip žiauriai daug neradome, daug tų Nikolų, daug tų Svetkovičių. Serbijoje ten populiarus tas Svetkovičius, Relikas antras. Tai vieną kovą atkasėm, bet irgi jau matėm, jinai buvo įkelta senokai, dabar netgi, nepamenu, prieš 2 ar 3 metus kažkas buvo tokio, bet priešininkas atrodo kaip ir pajėgus, nesakyčiau, kad... Didelis vyrukas, visai neblogai atrodo, juda, toks man kaip kovotas iš lietuvių, ką priminė, tai tokia kaip Narauska, toks einantis į priekį, susirenkantis smūgių, permušinėjantis ir dešinę užtaisęs. Toks vienos rankos, užtaisęs tą visą laiką, bando prigauti ant to vieno smūgio, užmušinėja labiau serijom, bet labiau gal bando tą išlaukti savo momentą, kurį gal prakiš ir tik, toks ieškantis nokauto kovotojas, ne? Jo, ieškantis to ferverkų, kaip sakom, tai blemba, aš tai visai šitą kovą taip iš pradžių taip skeptiškai, dabar taip žiūriu, gal visai ir įdomu, bus biški tokia irgi kaip kokia Simono ir Mantvido, ta analogiška aukštesnė lyga, tiesiog techniškas kovotojas prieš tokią užtaisytą patranką, žinai, bandančiai iššauti. Tai. Tai Jasiūną visą laiką smagu pamatyti, žinai, ringę, tai, ne tiek, gal Svetkovičių žiūrėsi Jasiūną, nes vis tiek jau kaip senokai matėjai ir pasilgęs esi jo ringę, žinai, tai... Tas techniškas judėjimas ir atidavimas savęs yra su galva viskas daroma, jokių neapgalvotų dalykų, judesių ar ten ir su bandymais visokiais apgauti, tai labai smagu žiūrėti. Dar tikrai. Sako, kad po pirmo epizodo Ambalo aptarimo, kad ir B tribūną atvarys palaikyti Vilniaus kovotojų. Gali būti, bet aš... Kiek atsimenu, tai visuose Ultimate turnyruose atsiveždavo bent jau Jasiūnas Team, tai savo palaikymo komandą. Pilnas sektorius būdavo užsėstas, iš Vilniaus tikrai nemažai privažiuodavo ir palaikydavo. Tikrai girdėdavosi, kad atvažiavę iš Vilniaus šaiką ir palaiko savo kovotojus, savo miesto kovotojus, tai smagu tas ir kad nėra, žinai, kaip per kažkokį kitą sportą, kad, žinai, ten rėkia iš Vilniaus kažką palaiko ir ten kauniečiai, viskas taip labai... Nėra tokio nušvilpimo, yra tiesiog palaikymas. Ja. Tai ką, aš labai daug neturiu ką net pridurti apie šio kovo, todėl kad tokio priešininko matęs mažai. Šiaip tai įsivaizduoju, kad šita kova tęsis 3 raundus, nebent kažkoks stebuklas įvyks, bet šiaip tai 3 raundai. 3 raundai po teisėjų, Jasiūno duoda. Visiškai taip pat mąstau, tai... Ja, aš irgi, Jasiūnas 3 raundai po teisėjų, Jasiūnas įma pergalę, 2 dominuoja, 3 pasisaugo ir švenčia pergalę, eina į rūbinę, nieko neskauda, varo. Nieko net nėra įbrėžimo, nieko neskauda, varo arbatėlę su piragėliu, su tinginiu gerti. Šias, kaip sakė, jo namuose nemėgsta pompastikos. Paprastas bernas. Paprastas bičias. Tikiuosi dar susitiksime antrą sezoną su Jasiūnu ir aptarsime kažką, labai smagus pokalbis buvo, per pirmą galit pažiūrėti, prisiminti. Nerijau, pastebėjai, kad mes dabar visus kovotojus sutarėm. Nėra nei kar neišsiskyrė mūsų nuomonės, jeigu taip. Great minds. Think alike. Nauja šūkė Ambalų. Tai ką, judam toliau. Matas Stebuliauskas prieš Henriką Vikšraitį, 7,7 kg, ką vienas taisyklės. Tai... Liesenai Stebuliauskas. Žiūrėk, tai čia, žodžiu, Spartos vyrukas ir Mato Stebuliausko sugrįžimas į K1, čia kaip ir Henrikas Vikšraitis, vieni iš kiekiai perėjo, čia vienas dalykas. Ir irgi grįžta iš po traumos, man atrodo, porą metų nekovojo dabar, kažkas tokio. Metai virš, tai tikrai po operacijos to paspirtuko accidentai, nekovojo tikrai. Jo, tai va turime 2 comebackus, galima sakyti. Jo, comebackina Stebuliauskas ant stojkės ir Vikšraitis po paspirtuko. Jo, tai... Jau su Vikšraitis tikriausiai su paspirtuku dviese nevažinės. Ne, varo boltą apeina tos, kur ant gatvės numesti, jau čia dar ir iš kojos įspirė. Man atrodo, nespirė, nes irgi yra traumos tikimybė. Čia įspardęs Vilniui, kur kad guli visi ant žemės. Kažką mačiau, man rodo, su mašina pravažiuodamas.
Tai gal jau galėsiu Lastausku rentinti visus paspirtukininkus. Tai va, ką, Stebuliauskas stovėsenai grįžta į stovėseną, tikriausiai po 2 pergalių timi į ringą vienas prieš Maišą, kitas prieš Latviją, susitvarkė ant žemės, vieną prieš Ukrainietę ant Stoikės ir dabar ką, toks išbandymas Vikšraitis. Tai ar ne per didelis kąsnis, žinai, tokį. Žinai, aš pasakysiu, pamiršę gal truputį, ką gali šitas vyrukas ringę išdarinėti. Man atrodo, mes esame pamiršę, ką abudu jie gali išdarinėti ringę. Tai Stebuliauskas, tai net nežinau, ar HD kokybė buvo, kai rodydavo, ką jisai išdarinėdavo ringę, žinai, tikriausiai... Dar TV3 vadinasi Tele3. Jo, tas toras šikna telikas būdavo dar, žinai, tai salionė. Nedaug dievė užsimėsi ant kojos, tai... Tikrai lūžia, žinai. Kur tėvai tave naudoja kaip dinstancinį. Jo, tai va, Stebuliauskas tais laikais kovodavo dar stovėsenai, bet dabar kažkaip sutiko. Ką žinau? Bandyti. Žinai, pasitikėjimas auga pa žmogui, tikrai gali tą pasakyti. Aš jaučiu, žinai, dar tas buvo momentas, kad organizatoriai sako, blemba, matai, nuzaibal, atvežam tavo mama kovotojus, tu juos pirmam raundė per 3 sekundės, žinai. Yeah. Nu, ne per 3 sekundės, per minutę ten duokime, kiti gal ir per 3 sekundės buvo vienas. Kitas per minutę ir, tipo, plėt, matai, zaibal, nu, tipo, per greičią tau, nu, ta prasme, reikia kažką. Davai, be imtynių stovėsim, galvo, gerai, nu gerai. O kas priešininkas? Višraitis. Nu, okei. Okay. Gal nenoriu, bet jau parašą padėjo, žinai. Tai. Jo, pirmą padėjo parašą, tokas Višraitis. Ne, manau, kad jo, aišku, žinai, jeigu čia jokaujam, bet manau, kad nori jisai didžiausių tų iššūkių ir jo, nu, tai... koks gali būti didesnis iššūkis negu prieš Višraitis. Ir manau, kad abiems geras startas, kiek ir Matui Stebuliauskui sugrįžtant į stovėseną, tikrai pajėgus priešininkas ir jeigu laimės, tai nuostabu iš vis, jeigu kad ir pralaimės, ir kaip sakau, irgi to lygi kova, viskas, tai aš manau, kad jis irgi gal kiek nusimins dėl pralaimėjimo, bet įgaus to pasitikėjimo, kad viskas gerai, tas stovėsena, galiu judėti, galiu eiti į priekį ir viskas okei. O Višraičiui, man atrodo, puikus irgi startas, nes irgi po daugiau negu metai pertraukos naujoje organizacijoje prieš kovotoją, kuris, nu, irgi turi didžiulę pertrauką. Tai tokie abudu susitinka, žinai, apsižiūrės kaip ringas, apsižiūrės kaip kas, apsiuostys, manau, atrodo, bus... Comebackai ir tokie biški gal pirmą raundą net nedrąsiai, abudu, žinai, nešoks vienas ant kito, pirmą prasižiūrės, o tokius 2, 3 jau bus tikroji ta kova, žinai, ką duos ir, na įdomu, man tai viena laukiamiausia Kaunas Vilnius, Henrikas Vikšraitis sugrįžimas, Matas Stebuliauskas sugrįžimas į stovėseną, tai 77 kilogramai, nu, blemba, sakau, jo, viena laukiamiausių kovų, gale vakaro jau bus visi gerai alaus išgėrę, jau tikrai pariekaus, tikiuosi, žinai, palaikys savo kovotojus ir nežinau, ko gali tikėtis, net sunku pasakyti, žinai, ar jie labiau saugosis. Aš tai galvoju, kad pirmą, pusantrą raundą tikrai prisisaugos, arba jeigu pajaus kieno persvarą, tai nežinau, iš tikrųjų net neįsivaizduoju. Nėra tokių jau spėlionių ir spekulacijų, kad čia eis vienas kitą jums, manau, pasisaugodami, jeigu, aišku, matys, kaip sakyt, tarpus, tikrai nesidravės įkišti. Nu jo, o tai kieno pergalę išvelgtum? Vemba. Tai va, žinai, burbulą net pučiu, net neįsivaizduoju, kieno ta pergalė iš tikrųjų... Sakyčiau, čia turėtų laimėti draugystę. Ką sako bukmekeriai mūsų draugai? Ai, palauk, nėra. Nėra čia. Aš tai gal sakyčiau daugiau Vikšraičių, nes tiesiog vis tiek nuolatos kovoja, nuolatos sportuotojų stovėsenui, priešininkus, partnerius turi gerus irgi topinius, galima sakyti, stovėsenus, tiek Avlasevičius, tiek... Gal su Sergejumi mažiau atsistoja, bet manau irgi atsistoja, žinai. Atsistoja, keičiasi, pakelia drąsiai, tikrai manau. Su Šalkovskiu irgi,
Aš tai irgi sakyčiau, Henrikas, vėl mes sutinka mūsų nuomonės, nes vienas geriausių ir netgi pats geriausias, mano akim žiūrint, 77 kg kovotojas Lietuvoje. Buvo ir yra, ir ta trauma, nemanau, kad kažkaip pakenkė. Manau, pasižiūrėsim, kokiam, kaip jis atrodo, nes kai jis pasikėlė svorį, tai tą kovą gavo pirmąją, bet gavo irgi prieš gerą kovotoją, tai irgi tai nieko negali sakyti, blemba. Tai matysim, bet aš taip irgi gal linkęs, nesakyčiau, kad visiškai dominuojančiai, bet menka persvara taip turėtų Henrikas pasiimti. Ja. Taip, žinai, taip spėčiau, nežinau. Nu, žodžiu, savo norius į Fighter House nevarysi sportos šiais metais, kaip suprantu. Blemba, Karosas, žinok, po šitų dviejų podcastų, man atrodo, daug kur negalėsim varyti sportuoti kūnę. Toks jausmas, kad reikės kraustytis į Vilnių. Užsienį pas Gervę į Norgę. Blembai, arba pas Kalasiūną irgi. Bet tas blembas su Titanu, tai sakai, kad tu... Gerai, ten Švedijai varysim pas tą... Pas Naglį? Pas Naglį varysim. Ką, toliau judam pas Ernestą Naujoką ir Arną Kalasiūną. Šiam 7 kg ir vienintelė Muay kova šiame turnyre. Žinai, kas mane užkniso tos geros kovos. Čia, žinai, tipo, viena laukiamiausia kovų Stebuliauskas ir tada Danila prieš Vitą Karosą, ir tada Jasiūnas laukiamiausia, ir tada dabar vėl, žinai, čia vėl Muay, tas mega kova. Man, aš čia pritarsiu, kad tų kovų yra. Antra dalis mūsų šio, tai visas kovas yra vertas tikrai dėmesio. Gal pirmoje dalyje tų kovų tokių buvo... Taip renimsa, jo, viską, žinai, tokių, žinai, bet čia antroje dalyje nei vienos kovos aš nematau blogos. Vienintelis liūdina dalykas, kad vienintelė Muay kova, tik tais norėtųsi to Muay, man kaip fanui Muay norėtųsi daugiau pamatyti. Jo, nes tai tikriausiai ten ir iš federacijos Muay būdavo atvežami kovotojai ir toks jau tas sutimėjau tokį. Tas turnyras buvo, apie kurį sukasi tos Muay kovos, nes toks jau buvo ir bildinamas, kad, nu jau taip šnekama, kad pagaliau turnyrą turime Lietuvoje, kuris rengs Muay kovas ir dabar, kaip matome, vienintelė Muay kova. Vienintelė Muay kova, biški gaila, bet, sakyčiau, gera Muay kova bus. Nu, laukiama. Laukiama. Ernestas Naujokas, Arnas Kalasiūnas. Kalasiūnas jau yra pasiėmęs prieš Naujoką pergalę. Ta pergalė jis paėmė per charakterį. Atrodo, pirmą raundą tada atsimenu pralaiminėjo. Stipriai pralaiminėjo tą pirmą raundą, bet antrame atsitįsėjo trečiam ir pasiėmė tą pergalę. Tai Ernestas Naujokas esam kalbinę kiek per turnyrus, tai yra labai motyvuotas sukovoti su Arnu Kalasiūnu. Nepamirštam šitos pravardės, nevaidavome jos. Ernestas Alkūninis Velinas Naujokas. Ant Šmirgelių Galando Alkūnės vasarą. Šmirgelių Galandą jaučiu ir labai motyvuotas yra sukovoti prieš Arną ir jam parodyti, kad tai tik buvo atsitiktinumas, tas pralaimėjimas. Ir čia aš manyčiau, kad iš dalies gali kvepėti trilogija. Tai dar viena trilogija, nes antrą kartą susitinka, Kalasiūnas paėmė, kaip sakei, pramiegojo pirmą raundą, ką jis mėgsta padaryti, tai turėtų, nežinau, prieš tai kieme gal sukovoti prie Žalgirio arenos, kad įeitų jau apšylęs, užsikūręs, tai, nes nemanau, kad leis šį kartą taip lengvai antrą raundą ir trečią raundą dominuoti Naujokas jam. Ne, manau, kad šį kartą kova bus labai apylygė. Ir Arnas pats irgi nemanau, kad pramiegos tą pirmą raundą, nes jeigu jis kažkiek bandys tik pramiegoti tą raundą, man atrodo, gali ir užmigti visai kovai, nes Alkūnės Ernestas mėgsta, nori kišti pirmoje kovoje, man atrodo, su savo Alkūnė ir antakį prakirto Arnui, tai man atrodo, tas Alkūnės jis paruošęs, aišku, Arnas paruošęs ir gynybą tikiuosi prieš jas, bet jeigu Arnas mėgos tą pirmą raundą, tai Ernestas jaučiu nedarys tos pačios klaidos ir neleis Arnui atsikelti. Tai va čia
Čia va toks. Žinai, sakau, naujokas, net tas pats naujokas, jau jis yra... Toks užsitarnavęs, užsitarnavo savo vardą. Jo, ir kadangi jau kovėsi prieš Vitą Karosą dėl čempionų titulo ir dabar jisai visiškai kitoks kovotojas, manau, žengs į šitą kovą, ateis atsineš naujų ginklų ir manau, tas alkūnės dar labiau prigalandęs ant to šmirgelio per vasarą ir nežinau, aš kažkaip išvelgiu, kad naujokas pasiims pergalę, nes Kalasiūnas, nu kažkaip galvoju, kad aišku, žinai, kai tu laimėjęs, galvoji, žinai, vėl aš įveiksiu kažkiek, tikriausiai yra to pasitikėjimo. Yra. O naujokas, manau, kad užsidegęs ir norės įrodyti, kad buvo tik tai nesusipratimas ir iššaus, aš galvoju, kad iššaus to alkūnių prikaišęs ir manau, kad naujokas šį kartą švęs pergalę. O ką tu manai, Egi? Ernestas nublema tą čempionišką kovą, kur pralaimėjo Vitui Karosui, tai sakyčiau, kad jinai dar yra tokia kontroversiška, žinai, nes, nu, Muay nebūna lygiųjų, bet kažkaip ten blemba norėsi dar vieną raundą iki galo, 5 raundą jis ten taip užkūrė pirti, kad daug klausimų kilo po jo, bet, nu, čempionų niekas neteisė, yra kaip yra. Tai aš manau, kad ši kova vėlgi nuspręs, kas kitame turnyre kovos dėl čempiono diržo su Vitu Karosu Muay Thai. Kodėl? Nu, tai tikriausiai. Arnas Kalasiūnas yra įveikęs Vitą Karosą, yra įveikęs Ernestą Naujoką. Šiaip tai Arnas Kalasiūnas, man atrodo, turėtų gauti kovą su Vitu Karosu net be Ernesto Naujoko kovos. Palauk, kad tai Kalasiūnas nėra įveikęs Vito Karosą? Yra įveikęs Vitą Karosą, yra įveikęs Ernestą Naujoką. Taip. Nėra kovojęs tik su Vakariu Didika, bet Vakariu Didikai, man atrodo, reikia dar irgi biškį pakovoti ir su to pačiu Ernestu ir dar biškį užsidirbti tą vardą. Ir dėl kovo dėl čempionų titulo. Bet ar tu nemanai, kad sekanti kova Muay Thai taisyklėm bus čempioniška Vakaris Didika prieš Karosą? Nemanau. Nepadarys tokio triuko? Nemanau, aš nemanau, kad dar Vakaris pelnė... Būtų keista, ne? Jo, būtų keista. Nemanau, kad užsidirbo dar tą čempionišką kovą, nes nekovojo nei prieš Ernestą Naujoką, prieš Arną Kalasiūną. Irgi, man rodos, nekovojo, jis tik kovojo prieš Vitą Karosą, kur pralaimėjo. Gerą kovą parodė, bet pralaimėjo. Tai va būtų va šitas va... Kalasiūnas gana heitin Kalasiūną, čia ne, jeigu pergalės atveju, tai tikrai turėtų gauti. Jo, jis, man atrodo, biški iš organizatorių yra nuvertinamas ir jam biški neatiduodama pagarbos ir jis turėtų, aš manau, kad dabar turėtų būti jo kova ne su Ernestu Naujoko, su Vitu Karosu, bet... Taip išgyrė Kalasiūną jau. It is what is. What? Bet jau pro Titano sporto klubą tikrai laisvai pravažiuosi. Bent galėsi akį žiūrėti. Nereikės, žinai, važiuoti. Vėl atsiprašau, žinai, Mariau. Jo, tai aš, kadangi jau vieną kartą Arnas parodė, kad per charakterį galima įveikti Ernestą Naujoką, čia pasakysiu, kad mūsų nuomonės išsiskirs. Manau, kad Arnas gali dar kartą įveikti Ernestą Naujoką ir eiti link tos čempioniškos kovos. Jis visus yra jau įveikęs, jam duoda antrą ratą eiti kovoti su kovotais ir aš galvoju, kad toks tipo biški nesąžiningai, todėl aš linkiu jam pergalės ir tikiuosi, kad jis ją pasiims. Ernesto Naujoko nenoriu nuvertinti. Aš manau, kad jis turėjo savo šansą. Mėgstam poną Alkūnę. Jo, mėgstam poną Alkūnę, nes jis tikrai rodo efektingas kovas, rodo ir smagu žiūrėti į jį. Bet galėjo tiesiog Ernestą duoti kažką Vakarį, gal Ernestui duoti. Ir Kalasiūnui duoti kovą su Vitu, blemba. Nes... iš jos nusipelnęs, mano akimis jis jos nusipelnęs. Taip, aš irgi tikrai. Tai čia išsiskiria mūsų nuomonė. Ja, bet aš sakau, taip, žinai, mano ta nuomonė Naujokas laimės, tai būtų 51%, Kalasiūnas 49%, tai ant tiek aš sakyčiau. Ja, čia yra neaišku, kad ant tiek yra neaišku, nes vienas kito verti priešininkai kaip įrodė per pirmą susitikimą, tai blemba. Tai ką, šiaip visas kovas apžvelgiam, tai...
Net nežinau, galiu ką pasakyti ir visiems priminti, kad rugsėjo 28 tiesiog vyksta. Būkite Žalgirio arenoje, kas nebūsite, galite stebėti per savo planšetę, televizorių. Jo, bet kur galite stebėti. Jeigu mane remtų tie televizorių firma, pasakyčiau, kokią firmą televizorių, kaip gerai susidėliota, ne? Tai va, tai jeigu ką, tai galite įsijungti, žiūrėti, nebūtina važiuoti, galite atvažiuoti, bilietų dar yra, bet jie sparčiai nyksta, šiaip taip legendinis kardas, sakyčiau, ne? Legendinis kardas, man atrodo, Lietuvoje tokio kardo dar nebuvo tikriausiai, kad tiek daug lietuvių prieš lietuvius kovotų. Buvo gal tais laikais kitokia gal ir buvo, jo. Kai jinai dar buvo jauna ta organizacija. Jo. Tai va, gal ir vykdavo tokie va. Remygos laikais. Remygos laikais, gerai sakai. Tai va, legendinis kardas, ilgas, daug kovų, įdomios kovos ir nieks neaišku, viską įsiaiškinsim rugsėjo 28. Palinkėčiau žiūrovams, kad neprailgtų turnyras ir žiūrėkite ant balus. Žiūrėkite ant balus ir ką, išlikite ant balais, ačiū, kad buvote, Egiui ant balų pitaką. Ačiū, kad buvai kartu. Blembo paauginės jau matosi tas greb. Nuo Džimpliuso tau čia matai? Nuo Džimpliuso, blembo. Nuo Džimpliuso, matai, tau tas jėga atsiradus. Dar Narauskas atsiūs programą, nusives pasportuoti, tai iš viso bijau aš čia. Tai aš bijau, kad kitais metais atrodysiu kaip Blekaitis tada. Va, matysi, reikės galvas. Aš dar paruošęs. Ir tau paruošęs taigmenų. Dabar po atostogauju ir grįžtu įdegęs, apsikirpęs ir numaudytas ir grįžtu kitoks. Gerai, žiūrovai, iki. Ačiū jums, kad buvot viso. Iki.